Aš tai, kad būtų švenčiama kaip meilės diena vasario 14, nes aš asmeniškai esu pripratusi, kad ta diena yra meilės diena nuo pat mažens, tai yra prisiminimai iš vaikystės, iš pradinių klasių, kuomet visi apsikliuodavom širdelėmis, na tai tiesiog dėl to. O apie Mildos Daigės dieną, tai yra gegužės 13, aš sužinojau tikrai ne taip ir seniai, ne tuomet, kai aš buvau 4 metukų, todėl man yra tiesiog tokia svetima. Bet tu ją švestum, jeigu tai taptų? Taip, švesčiam. Kuo daugiau švenčių, to geriau. Aišku, ačiū. Gegužės 13. O kodėl taip? Šventė. Na, tai moteris, Milda, meilės deivė, o Valentinas tai kankinys, jį nukankino tą dieną. Supratau. Tai meilės diena tokia kažkokia tai susijusi su mirtim, tai gal geriau tikrą meilės dieną švęsti. Viskas aišku, ačiū labai už atsakymą. Aš manau, kad reikėtų švęsti Mildos dieną, nes mano nuomonė Valentino diena yra tapusi pernelyg komercinė šventė. Ir mano nuomonė, dar reikėtų propaguoti mūsų tradicijas. Pagonybė yra taip pat Lietuvos kaip tradicija ir na, šiais laikais to trūksta. Būtent mūsų tradicijų puoselėjimo, todėl aš būčiau už Mildos šventę. Jau. Tai va, aš už tai, kad švęsti abi dienas, nes trūksta Lietuvai švenčių ir visi labai nelaimingi. Ir meilės trūksta. Viskas. Žinoma, vasario 14 diena. Kodėl? Todėl, kad pas mus šeimoje yra priimta, yra pas mus šeimoje papročiai, mes kiekvienais metais vasario 14 darom netgi šventinę vakarienę. Ir ką šiandien vakare jūs darysite? Darysim šventinę vakarienę, pirksim rūšinio vyno. Taip. Kad būtų stalas gražiai papuoštas, gėlių puoštė žmonai. Ir sveikinsim vienas kitą su meilės diena. Gerai, ačiū labai, ponas. Aš mieliau švęsčiau lietuvišką meilės Mildos šventę, nes vasario 14 man pakankamai komerciška šventė atrodo. Tik daug širdučių, šokolado. O šiemet mes žiūrėsim UEFA.